Labas rytas, kaip ir žadėjau, darau video apie kiekvieną iš planetų. Pradėkime nuo skaičiaus 1. Vienetas tai yra Saulė ir šis video tinka kiekvienam žmogui, kuris yra gimęs šiomis dienomis. 1, 10, 19 ir 28 dienomis bet kurį mėnesį. Taigi, kas yra Saulė? Saulė pati iš savęs jį šviečia visiems, ji nesirenka kam šviesti. Tai reiškia, kad toks žmogus, jeigu jis yra harmonizavęs savo Saulės planetą, tai toks žmogus, jisai nevertina kitų, jisai yra lyg besąlygiškas, jisai yra džiaugsmingas, veiksnus. Taip pat Saulės energija tai yra pradžios energija, reiškia, toks žmogus jis eina, daro, užsiema, jis yra aktyvus, ambicingas ir tai taip pat yra lyderio energija. Toks žmogus puikiai tampa lyderiu gyvenime, jeigu jis yra harmonizavęs savo planetą. Bet kaip jau esu minėjusi, kiekviena planeta turi ir pozityvius aspektus, ir negatyvius aspektus. Tai negatyvus aspektai Saulės energijos yra tai, kad žmogus gali būti per daug egoistiškas. Jis gali nemokėti prisiimti atsakomybės, nes jeigu Saulė yra harmonijoje, tai toks žmogus jisai moka ir prisiema atsakomybę. Tai taip pat toks pats žmogus negatyviame aspekte jisai gali tapti netgi tokiu tironu, lipti per galvas, nesiskaityti su kitų nuomonę, vertinti kitus, nuvertinti. Manau, kad kaip ir tikriausiai viskas apie šią. Taip pat, jeigu negatyve, tai toks žmogus gali nemokėti statyti sveikų ribų aplink save. Čia žiūriu į savo užrašus. Galvoju, ar viską pasakiau apie šią planetą. Tai taip pat yra vyriška planeta ir tai yra tėvo energetika. Tai būna labai dažnai, kad žmogus su vieneto energija, su Saulės energija gali turėti problemų su savo tėčiu. Tai norint harmonizuoti tą planetą, reikėtų susitvarkyti santykį su tėčiu. Nesvarbu, jis gyvas, miręs, bet yra praktikų, kaip tai atlikti. Nepasakosiu šiame video, nes jis jau yra beveik 3 minučių. Bet jeigu kažkam įdomu, tai pakomentuokite apačioje ir aš galėsiu pasidalinti praktikomis, kurios gali padėti harmonizuoti santykį su tėčiu. Tai vat, iki.